Labas rytas. Tikiuosi, pas jūs rytas labas. Šiandieną buvau paragintas įdomiam sapnem pasižiūrėti. Kažkodėl seniai nežiūrėjau Kristaus paliepimų. Olgos Arvydo pasilgau. Pasižiūrėjau, kas pas juos naujo ir tu viešpatie. Pasirodo, pražiopsojau, Bogdanas Kindzirskis vis dėlto, kad ir pavėlavęs, atvyko. Tai vat šiandieną ir pasižiūrėsim, kągi jis atvežė. 5 metus nebuvo. Kokia tragedija. Dar pasižiūrėkim, kągi šitas iškilus melagis atvežė į Lietuvą. И я шел сегодня по старому городу, Ir aš ėjau šiandien per senamiestį, как по небесному Иерусалиму. kaip ir dangišką Смотрите, я очень люблю Jeruzalę. детей. Aš labai myliu Но я vaikus. хочу попросить, если можно, чтобы этот парень где-то в другом месте, он отвлекает людей, они пропустят слово от Господа. Jeigu tas vaikinas Чей это ребенок? truputį. Да, нужно его, если можно. И если нужно за него сейчас помолиться и отпустить его, я могу это сделать. Но надо его вывести, он отвлекает людей, они пропустят движение Божье. Вы понимаете, да, группа порядка, кто-нибудь, позаботьтесь об этом. Vaikinuką. Надо помолиться? Да, давайте прострем к нему руки. Na va, kaip mes ir matome, pirmas toks pasirodymas jo. Ir ką mes matome? Mes matome, kad yra kažkoks vaikas ar jaunuolis, kuris yra su protinė negalia, tai yra apsėstas vaikas. Ir ką sako Kindzirskis, sako, kad labai myli vaikus, bet vis dėlto, tas vaikas labai trukdo ir jį reikia išvesti, nes jūs galite pražiopsoti Dievo vedimą. Dievo jėgos vedimą, ar kaip jis ten pasakė, žodžiu. Tai vat. Ir taip galvojau, palaukite. Ar taip elgėsi pranašai, ar taip elgėsi Jėzus, apaštalai taip elgėsi? Kažkaip taip, aš taip neatsimenu. Ir dabar, kada yra toks didis veikėjas atvykęs, per kurį, kaip jisai sako, kad per jį Dievas išgydė vaiką, kuris buvo aklas nuo gimimo. Aš nekvestionuoju to fakto, kad vaikas išgyjo, aš kvestionuoju tą faktą, kad per Bogdaną Kindzirskį išgyjo vaikas. Tai va, kaip gali toks žmogus, kuris giriasi tokiu išgydymu, gali dabar ateiti ir dabar nueis melstis, tai aš jau įsivaizduoju, kad dabar jau viskas, vaikas pasveiks visiškai. Žiūriu, ar tai yra tiesa? Аллилуйя. Привет, друг. Привет. Не бойся, я друг. Отец Небесный, мы молимся за него. Ты дух нечистый, угнетающий его. Оставь его во имя Иисуса. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Я друг. Мы говорим жизнь. Жизнь и исцеление. Не надо плакать, все хорошо. Мы благословляем его. Благословляем, все хорошо. Не надо плакать, его расстраивать. Мы говорим, разум, приди в норму. Во имя Иисуса. Все хорошо. Мы отдаем ему в твои руки и говорим, сила Божья. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Сила была высвобождена. Сила была высвобождена. Аллилуйя. И мы верим. Аминь. В общем, сегодня по Вильнюсу я шел как по небесному Иерусалиму. Прекрасно. Na va, žmogus paėmė drąsiai, nuėjo, pasimeldė už vaiką, viskas tvarkojo, kiek suprantu, ten kokia ar motina ar kažkas apsiverkė, ar kiti kažkas apsiverkė. Jisai pasakė, kad protas atsistatytų ir taip toliau, ir viskas.
Ir ką mes daugiau galim žinoti iš to, viskas, toliau jisai pasimeldė, Dievo jėga pradėjo veikti, viskas, viso gero ir vaiką išveskite. Tegu netrukdo susirinkimui ir kad nepražiopsotų Dievo veikimo ne vienas tikintysis. Tai kaip dabar ten išėjo? Tai vaikas pasveiko, demonas išėjo? Ar? Aš galiu atsakyti drąsiai. Nei tas demonas išėjo, nei vaikas pasveiko. Labai gaila. Kad tokie apgavikai kaip Bogdanas Kindzirskis apgaudinėja žmonės. Ir jisai negalėjo tas demonas išeiti, jis nepaklusnus tam, kuris gyvena mele. O Bogdanas Kindzirskis, kad gyvena mele, mes tikrai tuoj greitai viską pamatysime. Dar kartą kartoju, kad tas vaikas, kuris aklas viena akim buvo nuo gimimo, kuriuo jisai gyrėsi, kad Dievas per jį išgydė, ne per jį išgydė, Dievas išgydė vaiką dėl jo tikėjimo. Vaikas patikėjo ir išgyjo. O Bogdanas Kindzirskis, tik tais, kad vaikui pasakė, kad Dievas yra gydo ir vaikas patikėjo. Mes matom pagal Bibliją, kad pavyzdžiui, moteris serganti plūdimu, jis sakė, jeigu aš prisiliesiu, aš išgysiu, jį prisilietė ir išgyjo ir Jėzus pasakė, tavo tikėjimas tave išgydė. Jėzus neprisėmė savo šitą garbės. Lygiai taip pat paralyžiuotas, nuleistas nuo stogo. Lygiai taip pat pasakė, tavo tikėjimas tave išgydė. Aklieji ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet, kada eina reikalas apie mirusius, tikėjimas reikalingas to, kuris meldžiasi. O kadangi tikėjimas ne tik tais turi būti to, kuris meldžiasi, bet dar turi būti ir Dievo jėga tame žmoguje, jis turi gyventi su Dievu. Lygiai taip pat išvaryti demonus, demonai apsėsti negali turėti tikėjimo, kaip ir miręs net gali turėti tikėjimo, todėl reikia turėti tikėjimą tam, kuris meldžiasi, išvarinėja, prikilinėja. Kadangi to nėra pas Bogdaną Kindzirskį, todėl niekaip negalėjo iš to vaiko išeiti piktasis demonas. Todėl jis buvo tiesiog pasakyti, kad Dievo jėga veikia ir pašalintas, kad netrukdytų veikti Dievo jėgai. Pasirodo, dar kažkas gali trukdyti veikti Dievo jėgai? Ar jūs dar tikit, kad tai yra tikrai Dievo žmogus? Na va, tai šitą reportažėlį trumpai ir pabaigsiu. Nes, toks ryškus parodymas, kad negali šitas melagis Bogdanas Kindzirskis ir visi kiti, per visus kitus melagius būti tokie išgydymai, tokie išvarimai demonų ir numirusių prikėlimai, kuriais jie giriasi, kurie čia rėkauja ir taip toliau. Tai, kaip matome, nereikia trukdyti, trukdo tokie apsėsti vaikai, žmonės jų susirinkimuose, jų dievukui judėti, nes jeigu ten tas vaikas bus, reikia jį išvesti, nes kitaip Dievo judėjimui trukdo jisai ir žmonės nepajaus Dievo judėjimo. Tai vienu žodžiu, pats šneku, pats nesuprantu, ką šneku, nes tai suprasti yra labai sudėtinga. Vienu žodžiu baigiam.